Pažiūrėkim, kiek turim astrologinę temą kortų. Daug kas klausia, nori pamatyti vienoj vietoj, kokios jos būna, labai įvairios. Pavyzdžiui, šita remiasi klasikinė astrologijos sistema ir zodiako ženklais. Būtent kortos atspindi planetų energijas, ženklų savybės. Ši kaladė moderni, sujungianti astrologijos archetipus, planetas, namus, aspektus. Kiekviena korta veikia kaip energetinis kodas, padedantis suprasti vykstančius procesus, ne tik kosminius, bet ir vidinius. Čia serija iš 3 kaladžių yra manifestacijų, orakulas, viena iš 3 čia iš tos serijos. Ši kaladė orientuota į norų išsipildymą pagal mėnulio fazes. Kiekviena korta nurodo, kokios energijos dabar veikia ir kokių žingsnių imtis, kad manifestacijos būtų sėkmingos. Kita iš tos serijos kaladė yra su mėnulio ciklais, emocijomis ir natūraliais gyvenimo ritmais. Tai ši paremta astrologinėmis mėnulio padėtimis. Dar 3 iš tos serijos suteikia gilesnius mėnulio patarimus kasdienai. Intuityvios, orientuotos į emocinį gilinimąsi. Labai skirtingos 3, bet dabar ši taro yra kaladė, lunar, paremta mėnulio simbolika ir cikliškumu. O šita labai linksma yra, pozityvi. Kaladė sukurta tam, kad astrologiją padarytų prieinamą ir įkvepiančią, linksmą. Pristato ženklą, planetą ar aspektą su teigiamu patarimu. Kas dar yra šita pozityvios astrologijos, labai tinka asmeniniam augimui, savęs pažinimui. Dreams ritual, ši kaladė tyrinėja pasąmonę per sapnus ir ritualus. Kortos orientuotos į dvasinį atsinaujinimą. Šita labai faina. Čia yra astrologinis orakulas iš naujesnių. Jungia astrologijos žinias su verslo strategijom. Kiekviena korta pateikia įžvalgų apie karjerą, finansus. Tai va tokia įvairovė